Ką, sveiki visi. Šiandien du daiktai, tai yra vienas daiktų komplektas iš Ikėjos. Tai yra mygtukas. Žodžiu, toks smart mygtukas va šitai lempai. Nes be jos jisai, kaip supratau, neveikia. O, metalinis. Čia jos valdiklis. Ir pati lempa bus. Tuo aš pabandysiu čia įdėti bateriją. Man atrodo, čia prašysiu įdėti tai čia. Aha, prašo 2 baterijų. Tuo mes įdėsim. Ir pasižiūrėsim. Taip. Va čia. Ir čia. Taip, čia turbūt mygtukas yra susiejimo mygtukas su lempa. Lempa yra įvairių spalvų. Taip, kaip matote, pažymėta 7,3 kabelis vato, 806 liumenų, 27 šitas, kaip jisai vadinasi. Jau painiuosi, negaliu. Lemputės kaip čia. Jau angliškai pradedu galvoti, o lietuviškai sunku kalbėti. Taip, Zigbee. Patronas, va, ar kaip ten. Taip, LT, kas čia parašyta, turime LT. Taip, galima valdyti tik su išmaniaisiais Ikėja apšvietimo valdymo įtaisais. Tai va, tik su šituo. Ok, tai aš einu tada kažkaip ją susiesiu su tuo aparatu. Ir mes pamėginsime pažiūrėti, kaip atrodo. Na va, susijau su ta lempa. Pamėginsim mes pakeisti dabar spalvas. Raudonuoja dabar. Dabar tokia purpurinė, bet aišku nesimato kamerai. Purpurinė mėlyna. Balta. Mėlyna. Laikot mygtuką ir keičiasi. Raudona. Man žalios reikia. Ar atsiras žalia įdomu? Žalios tai nėra. Ok. Geltona čia tokia. Raudona. Purpurinė. Čia kažkokia neaiški. Mėlyna. Žalios trūksta. Nėra žalios, gaila. Tai va, tai tokia lempa. Nuorodą dėsiu, kaip visada galėsite pasižiūrėti. Iki.